Sveikas, drauguži, malonu vėl tave matyti ir jei jau įsijungi į šį video, tai mes esame kalėdiniam laikotarpyje. Primenu, kad visą 24 metų gruodžio mėnesį Muselinėje vyksta žaidimas, kurio metu tu užduodi klausimus mums, mes padarome apie tai video. Jei tavo klausimas papuolė į šią kategoriją, nes aišku klausimų yra daugiau negu mes spėjame padaryti, tai jeigu klausimas tavo, gauni dovanų, ištraukiam burtus ir padovanojam tau vieną iš nuostabių prizų - pirštinės, žieminės kepurės, vasarinė kepuraitė ir dar keletą smulkmenų. Tai jeigu iššokai tiesiai į šitą video ir nežinai konteksto, pasižiūrėk prieš tai buvusi filmuką, aš jį įdėsiu apačioje, kad žinotum, kokios yra gruodžio mėnesio akcijos ir taisyklės. Taip pat, pasinaudodamas progą, noriu nesvietiškai padėkoti Contribui rėmėjams, kurie buvo visą pirmąjį sezoną kartu. Ačiū Jums didžiulis, tikrai labai padedate ir motyvuojate. Tai Contribui rėmėjams taikomos papildomos akcijos, nuolaidos ir ateityje jų bus dar daugiau. Ir jei prisijungsi prie mūsų Contribui prenumeratorių, gausi kodą, su kuriuo visą gruodį turėsi dar daugiau nuolaidų ir dar geresnės kainas bei pasiūlymus. Taigi neskipink. Taip pat matau, kad mūsų video stebi nemažai neužsiprenumeravusių žmonių. Jeigu nesunku, spustelk apačioj prenumeruoti liuksiuką, tai mums tikrai padės, nes mūsų video tada pamatys daugiau žmonių. Ačiū tau. Na ir šokam tada į klausimą. Pirmas klausimas, kurį aš išrinkau, buvo Audrius Vaškevičius, matyt. Klausimas skamba taip. Kai ateini pirmą kartą į naują ruožą, kada žinoti, kad reikia pradėti nuo nimfos ir kada nuo sausos? Tai man šitas klausimas pasirodė žiauriai geras ir manau, kad jis ypatingai aktualus pradedantiems žvejams, todėl grėbiausi jo. Iš karto pabrėšiu, kad tai yra mano nuomonė, ką aš atsakysiu, yra mano nuomonė su mano ribota patirtimi ir su mano prioritetais ir mano pomėgiais. Nebūtinai tai yra 100% tiesa ir tai gali priklausyti ir nuo žmogaus, ir nuo situacijos. Bet viską, ką aš pasakosiu, tai yra mano asmeninė nuomonė. Ir jeigu reikėtų visiškai nieko nežinant apie situaciją, apie upę, šauti ir pasirinkti vieną vienintelį būdą, aš rinkčiausi nimfą. Ir turbūt žinai kodėl, jeigu stebi mano ankstesnius video. Tai visų pirma, pakalbėkime apie žuvų maistą. Žuvis, kurios gyvena tam tikram telkinyje, didžiąją dalį gyvenimo jos valgo, maitinasi tuo, kas gyvena tame telkinyje. Ir vabzdžiai, kuriuos mes imituojame rišdami museles, kaip žinai, turi kelias stadijas. Dauguma tų vabzdžių, kurie skraido aplink vandenį, gyvena kažkur tai dugne, ant žolių, ant akmenukų ar pačiam dumble, kaip lervutės. Tai yra lervos stadija, mes jas vadiname nimfom. Ir dažnai tie vabzdžiai praleidžia 2-3 metus gyvendami tenais vandenyje, kol jiems ateina laikas išsiristi ir tada jie skraidžioja, poruojasi, deda kiaušinius atgal į vandenį ir taip sukasi tas jų gyvenimo ratas, tas jų ciklas. Ir įdomybė yra ta, kad vandenyje gyvybė verda ištisus metus. Nagi tu nueik vasarą prie vandens išsitrauk akmenuką, nueik žiemą išsitrauk akmenuką ir ten rasi ir apsiuvėlių, ir ankstyvių, lašaliukų lervų įvairių. Tai akivaizdu, kad to maisto tenais yra visada. O vandens paviršiuje jos pakyla, išsirita, skraidžioja, dauginasi, deda kiaušinius atgal, tik tai tam tikrų metų, tik tai tam tikrą kažkokį trumpą laiką, pavyzdžiui, kaip didieji lašalai, jie išsirita, dauginasi, deda kiaušinius
ir miršta, dėl to jie vadinasi vienadieniam, nes tas jų skraidimo periodas ir dauginimasis yra labai trumpas, o vandenį jie gyvena ištisai ir nuolatos. Kiti vabzdžiai gyvena ilgiau, tokie kaip, pavyzdžiui, lomžirgiai. Lomžirgio lerva vandenį gyvena, beveik visada jų ten yra, o išropojus ir išsiritus lomžirgiui, jisai skraidžioja, medžioja, gyvena normalų gyvenimą ir tai yra ilgesnis gyvenimas negu lašalo. Bet akivaizdu, kad po vandeniu jų yra visada. Taigi, jeigu reikia žvejoti ir nežinai visiškai nieko, bet tu žinai, kad vandenį maisto yra visada. Visada. Lervučių, nimfučių, truklio lervų, šoniplaukėlių. Taigi, nimfa yra duona kasdieninė žuviai. O sausa musė jau toksai gal labiau, sakyčiau, koks pasilepinimas desertas, kurio būna rečiau, bet kai jo būna, tai būna ir gerai, ir gražių akimirkų. Tai į klausimą, ar nimfa, ar sausa, visiškai be jokių žinių, be nieko, sakyčiau nimfa. Bet jeigu turi bent kažkokį bent kažkokios tai informacijos apie tai, kas vyksta telkinyje, arba jeigu žinai, koks metų laikas, kada tu važiuoji žvejoti ir kokios žuvies, tai jau atsiranda toksai algoritmas. Jeigu tada, tai tarkim, jeigu važiuoji žvejoti gegužės pabaigoje, kai skrenda lašalas, arba bent jau turi skristi ir tu jo lauki ir tikiesi, tai akivaizdu, kad bus paprasčiau ir tikslingiau žvejoti su sausa musele. Todėl, kad tas procesas vyksta, didieji lašalai ritasi gegužės pabaigoje, birželio pradžioj ir žuvis upeliuose juos labai mėgsta. Be to, jeigu tu blaškysies ir tokiu metu nešies nimfą, aišku, kiršlių tu pagausi, gal ir kokį upėtakį pagausi, bet to tokio pačio romantiškiausio ir poetiškiausio būdo tu kaip ir nepatirsi, nepajausi, o jisai trunka labai trumpai ir tu jį praleisi. Tai tada reikės laukti ištisus metus. Taip kad jeigu tu mėgsti žvejoti sausa musele ir važiuoji gegužę prie savo mėgstamų upėtakinių upelių, tai tu dažniausiai imsi sausą musę ir vaikščiasi ieškosi, nes netgi nebulkuojančias žuvis tu gali pagauti tokiuose standartinėse tradicinėse vietose su lašalu. Taip pat tokia pati situacija, sakyčiau, su šapalais. Jeigu tu vasarą plauki žvejoti šapalų ar brendi ar ne, ir nesvarbu, kad jie nebulkuoja, nesvarbu, kad vandens paviršiuje jų nesimato, nors dažnai matosi, bet vis tiek naudosi sausą muselę, vabalą, kuris tekšteli, plaukia vandens paviršiumi ir tu žinai, kad šapalas gali pakilti netgi tada, kai jisai nebulkuoja. Dažniausiai taip ir būna. Tai čia tokia labai tikslinga žvejyba ir jeigu aš važiuoju vasarą šapalų, tai kam man ta nimfa, nes aš žinau, ką aš darysiu ir žinau, kad tai yra šiuo metu realu, gerai, patikima ir stengsiuos nesiblaškyti. Taigi lašalas, šapalai yra ta išimtis, kai tu renkiesi pirmą sausą muselę, arba jeigu turi kažkokių žinių, žinoma, kad šiuo metu bulkuoja. Žinai, kad bulkuoja, gavai informacijos arba matai vizualiai, atvažiavai prie upės, matai, kad daug aktyvumo vandens paviršiuje, tada aišku, kad rinksies sausą muselę. Dėl to, kad jinai, kaip sakiau, tokia romantiškesnė, poetiškesnė, labai gražu, kai muselę plukdai paviršiumi ir žuvis iškiša snukį ir paima ją. Tai čia šitus vaizdus mato didžioji dalis muselininkų ilgais žiemos vakarais, kai būna išeina iš fokuso, kaip žiūri į tolį, matai, kad žiūri į niekur, tai greičiausiai galvoja apie šitą momentą. Taip pat būna situacijų, kai žvejybos eigoje atsitinka kažkas stebuklingo ir žuvis pradeda bulkuoti. Nagi tu žvejoji ir kaip mes dabar, jeigu stebi mano taip pat dedamą turinį, filmukus ir nuotraukas, mes žvejojame vėlyvą rudenį Lenkijoje kiršlius. Na ir tenais didžiąją dienos dalį aktyvumo vandens paviršiuje labai mažai,
už tai, kad jau žiema, ne tai, kad vėlyvas ruduo, žiema, jau šalta ir tų žuvų aktyvumas toks labai paviršiuje tikrai labai ribotas, smagu, kad jis iš vis yra. Tai aš pradedu žvejoti su nimfa, vėlgi pirmą nimfą ir jeigu jau matau, kad užvirė vanduo, kad pradėjo bulkuoti, kad žuvis pradėjo rodytis paviršiuje, reiškia atsirado smulkus vabzdžiai, to žuvis tada pradėjo jais maitintis ir aš tada pasikeisiu į sausą muselę, bet pradėsiu vis tiek nuo nimfos. Tik tai čia skirtumas toks, kad žvejojant ilgą nimfą labai lengva pereiti nuo žvejybos su nimfa prie žvejybos sausa musele ir šitos žvejybos yra toks privalumas, nes įranga visiškai ta pati, čia aš paprastai žvejoju 9 pėdų, 5 klasės, greitos akcijos River Maniac kotų ir ant jo naudoju Fil 115 4 klasės šniūrą. Tai reiškia labai lengva, delikatų šniūrą, visiškai standartinį setupą yra 9 pėdos 5 klasė, standartinis konusinis 12 pėdų pavadėlis su labai plonu pasaitėliu ir maža nimfutė. Su tokia maža nimfutė žvejodamas prieš srovę iš toli pagauni vieną kitą žuvį, smagiai leidi laiką ir jeigu tik tai pradėjo bulkuoti, gali užsidėti sausą muselę vietoj nimfutės ir volia, visa tavo sistema paruošta. Tai šitom sąlygom čia vėl tokių atsiranda. Jeigu tada, ar ne? Tai netgi tokiuose sąlygose, jeigu aš jau turiu galimybę rinktis, tai pradėsiu nuo nimfos, turėsiu sausų musių dėžutę, atsiras aktyvumas, tada pradėsiu žvejoti su sausa musele. Ir galiu papasakoti kodėl, nes kiršlį galima net ir nebulkuojantį, kaip sako, pakelti su sausa musele, bet man asmeniškai nelabai patinka toks racionalumas, pavadinkim taip. Nes kai tu platų didelį vandens telkinį bandai skanuoti su sausa musele, nematydamas konkretaus taikinio, konkrečios bulkelės ar ne, tai yra gana sudėtinga, nes sausa muselė vis tiek toks techniškesnis dalykas, pakankamai daug metimų, tada srovė neša visą laiką skirtingai tą muselę ir tu turi labai tiksliai pataikyti tai žuviai, kad jinai ją paimtų, nes biški šonai ir jos dažniausiai neima, ypatingai mažų sausiukų. Tai kai tu neturi taikinio, skanuoti labai sunku, tu neturi nei atskaitos taško, tie pravedimai biški pradėjo rėžti muselę paviršių ir tu nežinai, kodėl neėmė, kas neėmė, ar čia žuvies nėra, ar tu čia nais blogai kažką darai. Su nimfutė tas skanavimas, kai tu neturi konkretaus taikinio, o eini ir skanuoji, jisai žymiai racionalesnis, todėl kad tu darai tolimą metimą, na kiek tau leidžia galimybės, darai pravedimą ir jeigu po truputį tu po mažą žingsniuką eisi į vieną šoną į kitą ar šiek tiek kampą keisi, tai tu gali labai racionaliai prašukuoti ir labai ilgus pravedimus daryti. Be to, kaip minėjau, žuvis, jeigu nesimaitina paviršiuje, tai jinai greičiausiai bent minimaliai maitinasi kažkur tai arčiau dugno, tai man atrodo, kad tai yra racionalu, kad tu ieškai jos ten, kur jinai yra ir duodi jai tą, ko jinai šiuo metu tikisi. Be to, darydamas tai daug efektyviau, tai yra daug daugiau gerų metimų, pravedimų per tam tikrą laiko tarpą. Taigi va. Ir čia tokia tema, kad plėtotis galima labai daug, nes kai klausimas kyla ar nimfa, ar sausa musė, tai paskui dar ir kokia nimfa. Ar euro nimfa, ar ilga nimfa, kaip kad minėjau šiuo atveju, ilgas konusinis pavadėlis, mažos nimfutės ir tiesiog standartinis VF šniūras, ar su indikatorium, su ta plūdė tokia, kurią deda ant pavadžio žvejai ir plukdo didesnę kažkokią tai nimfelę. Čia nais vėl atsiranda daug jeigu, tada, kas jeigu, tada. Bet paprastai vėl grįšiu ir trumpai pabandysiu reziumuoti, kad jeigu nieko nežinai ir naujas vandens telkinys ir ar su nimfa, ar su sausa nimfa, jeigu tai yra išimtis tokia kaip lašalas, vasarinė šapalų žvejyba arba tu atvažiavęs matai, kad upė verda, tada sausa musė. Tai čia nais visiškai toksai paprastas. Na ir galiausiai
trumpas receptas, kaip pigiai ir paprastai išsisukti bet kurioje situacijoje bent vidutiniškai. Jeigu turi išeiti žvejoti į nežinomus plotus, pasirinkdamas tik tai vieną įrankį ir nežinai, ką daryti, kad nesinešti kelių kotų, nes bus nepatogu, o kaip žvejoti reikės, nežinai, bus gilu, sraunu, bus seklu, skaidru, žuvis bulkuos ar visiškai nesimatys paviršiuje, žiūrėk, ką aš daryčiau. Imi standartinį 4-5 klasės kotą, 9 pėdos, na arba tą, ką turi, bet 4 arba 5, 9 pėdų beveik visi jūsų turi. Standartinį VF šniūrą plaukiantį, konusinį pavadį su pasaitėliu, visiškai paprastas setupas bet kuriai žvejybai, ar ne? Tada į kišenę įsidedi ritinėlį indikatoriaus, porą pasaitėlių, storesnį, plonesnį, kad turėtum kuo pasikeisti, na ir porą savo dėžučių su nimfom ir sausom musėm. Ir jeigu reikės žvejoti ilgą nimfą ar su plūdele, tu labai lengvai tai padarysi su tuo standartiniu kotu. Jeigu bulkuos, užsiriši sausą musę ir galėsi žvejoti nuo paviršiaus. O jeigu bus sraunu, gilu ir tu nieko negalėsi padaryti, tai ant šito pačio koto tiesiog prie konusinio pavadėlio pririši kelis metrus, na tarkim 5 metrus indikatoriaus plono, kokie 0,16 tarkim. Suviniosi viską į rytę ir pas tave per meškerę liks ištrauktas tik tai indikatorius. Uždėsi trumpą pasaitėlį pagal upės gylį, 1-2 euro nimfas ir galėsi su tą pačią meškerę, daryšęs tik tai indikatorinį ilgą pavadėlį, žvejoti euronimfiniu metodu. Na, o jeigu kažkas pasikeis, tai tada tą visą ilgą pavadėlį nuvinioji ant tuščios špulytės arba ant tos pačios špulytės ir vėl riši lengvą nimfą arba sausą muselę ir toliau žvejoji. Taigi vienas papildomas ritinėlis indikatoriaus, 2 dėžutės musių, tai yra nimfų ir sausų ir standartinis kotas ir tu gali, nežinodamas, kur atsidursi ir ką darysi, išsisukti pačiose įvairiausiose situacijose. Na, o jeigu nežinai, kaip žvejoti ir kaip pasidaryti pavadį euronimfai, tai aš apačioje taip pat pridėsiu porą senesnių mano video, kur yra aprašyta bent jau keli būdai, kaip pasidaryti pavadį ir kaip daryti visiškai paprastą pravedimą, be jokių mandrumų. Na štai mano nuomonė ir mano pamastymus turi, tikiuosi jie pravers tau žvejybose. Na, o dabar linksma dalis. Reikia ištraukti Audriui dovaną ir čia mes turime kepurę nuo saulės. Taigi, Audriau, užsukęs pas mus į muselinę, galėsi atsiimti savo dovaną. Noriu priminti, kad galite toliau vis dar komentuoti ir po to pirmų video, kuris buvo įžanginis į šitą visą gruodžio mėnesio sesiją ir taip pat po šio video. Jūsų klausimus peržiūrinėsim ir stengsime atsakyti kiek įmanoma daugiau. Pirma, aišku, tokius savo nuožiūrą aktualesnius. Tikiuosi, ši informacija jums buvo naudinga. Būtinai užsiprenumeruokit mūsų kanalą ir paspauskite patinka. Ačiū jums dar kartą labai už dėmesį ir buvimą kartu ir susitiksime visai netrukus sekančiame. Linksmų artėjančių švenčių.